Tessa Gervasini. Masačusetsas tapo 11-ąją valstiją, kurioje leidžiami abortai iki pat gimimo. Šaltinis evtnnews.com. Jungtinių Amerikos valstijų demokratų politinės partijos atstovė, gubernatorė Maura Healey, pasirašė įstatymą, leidžiantį atlikti abortą Masačusetso valstijoje bet kuriuo nėštumo laikotarpiu. Taip ši valstija tapo 11, kurioje abortui netaikomi jokie apribojimai. Tai, kad kasmet 10 000 negimusių amerikiečių yra barbariškai suplėšomi dalimis, turėtų sukrėsti sąžinę. Deja, šis skaičius tik didės, nes gubernatorė Healey pritarė įstatymo projektui, leidžiančiam abortus iki pat gimdymo. Pareiškime teigia SBA Pro-Life America prezidentė Marjorie Dannenfelser. Liepos 31 dieną valstijos senatas perdavė šį teisės aktą Healey, kad jį pasirašytų. Pagal ankstesnį įstatymą, valstijos teisė leido atlikti abortą per pirmąsias 24 nėštumo savaitės, jei gydytojas nusprendžia, kad tai būtina siekiant išsaugoti moters gyvybę, fizinę ar psichinę sveikatą, dėl mirtinos vaisiaus anomalijos ar diagnozės, arba dėl to, kad vaisius greičiausiai neišgyventų už gimdos ribų. Šiandien motinos, tėvai ir šeimos, kuriems tenka susidurti su šiomis skaudžiomis diagnozėmis, o jos išties yra skaudžios ir draskančios širdį, dabar galės patys priimti sprendimus, sakė Healey rugpjūčio 10 dieną surengtoje spaudos konferencijoje. Healey ir šios priemonės šalininkai teigia, kad įstatymo pakeitimas buvo būtinas, nes Masačusetso ligoninės vis dažniau atsisakydavo atlikti abortus moterims, kurios pagal galiojančius įstatymus jau peržengė 24 savaičių ribą. Ir kad gydytojams reikėjo aiškesnių įgaliojimų, dar kartą patvirtinant, jog sprendimus dėl vėlyvųjų abortų lemia medicininis vertinimas. Healey, kuri yra atvira abortų prieinamumo šalininkė, nuo 2023 metų eina valstijos gubernatorės pareigas. Reaguodama į priimtą įstatymą, Dannenfelser paragino Respublikonų partiją atsisakyti pozicijos "palikime tai valstijoms", kuri leidžia priimti tokius skandalingus vėlyvojo nėštumo abortų įstatymus kaip šis ir stiprinti nacionalinės negimusių vaikų apsaugos priemonės. Organizacija SBA Pro-Life America pabrėžia, kad abortai atliekami antrąjį ir trečiąjį nėštumo trimestrą paprastai atliekami suplėšant kūdikį dalimis arba sukeliant gimdymą, pažymėdama, kad gimdymo sukėlimas gali baigtis gyvo kūdikio gimimu. Nesant minimalių nacionalinių standartų, Jungtinės valstijos išlieka viena iš vos 8 šalių pasaulyje, kuriuose leidžiama atlikti abortą bet kuriuo nėštumo laikotarpiu, sakė Dannenfelser. Remiantis 2024 metų Charlotte Lozier instituto tyrimu, 46 iš 50 Europos šalių riboja abortų atlikimą po 15 savaičių, tuo metu, kai kūdikis jau jaučia skausmą. Institutas taip pat nustatė, kad kasmet po 15 savaičių ribos atliekama daugiau nei 60 000 abortų. Turime padaryti viską, kas įmanoma, kad užverstume šį bjaurų Amerikos vėlyvųjų abortų istorijos puslapį, sakė Dannenfelser. Svetainė katalikųtradicija.lt. Pasauliečių tradicinių katalikų judėjimas Lietuvoje. Išsilaikome tik iš tikinčiųjų aukų. Jei norite paremti mūsų veiklą, nuorodas, kaip tai padaryti, rasite mūsų svetainėje.